1000 tonų presas, kuris gali spausti konstrukcinius elementus. Šiandien mes esame VGTU laboratorijoje. Mes bandysime fragmentą dūmtraukio iš nerūdijančio plieno. Tai mes apkrausim dūmtraukį centriškai gniuždoma apkrova, kuri yra centre, domkrato, 5 tonų. Mes matuosime viršutinės plokštės poslinkius 3 taškuose. Mes taip pat matuosime su dinamometru jėgą domkrate. Na ir matuosime dar papildomai šitos angos suovalėjimą, sakyčiau taip. Tai bus daroma su 15 cm poslinkomačiais. Taip, ir visa šita informacija, visa šitų daviklių eina kur? Į kompiuterį. Ten fiksuojami rezultatai. Kiek laiko vyks testavimas? Kiek jūs marvės turite spausti tą stotelę hidraulinę? Kuo greičiau spausite, to greičiau išbandysit. Tai pradedam. Pradedam. Taip, o ten jau atsukam? Į teisingą pusę. Taip, teisinga. Tai pravėlė laina. 4 kN, 5 kN, 6 kN. 600 kg. Taip. 7 kN. 700 kg. O jums reikia kiek? Iki galo. 8, bet paskui 8. važiuojam iš galo. Jau jūs pasiekėte 800? Taip, 900. Ok, bandymas vyksta. Rezultatas, mano nuomonė, yra geras. 12. 13. 13, tai 1300 kg. Taip. Apkrova nedidėja. 14. 15. Ir garsas kažkoks, negirdisi. Nu, smenga po biškį jungtis turėtų arba plokštė. Medinė gali būti, kad traška. Plokštė. Čia plokšto kažkas. Ja. Atleisk. Ja. Oho. Ja, plokštė. Plokštė. Neatlaikė. Plokštė, ja. Nu, bet man atrodo daugiau negu pakanka šito jau. Atlaikė plokštė, ar ne? 15 kN. 15 kN, tai pusantros tonos. Man apie 800 su biškiu. Kilogramų? Taip. Tai čia 2 kartieka, ne? Nu, tai, Faktiškai taip. tai iš esmės tai mums daugiau negu reikia. Tai dvigubai. Sulaužėm duris. Pagal planą, ką planavom, realiai dvigubai rezultatų. Nerūdijantis plienas. Mes jį šiandien ryte negalėjom netgi pragręžti. Ai, ne? Jo, mes taip kankinomės. Neima tiesiog, neima. Aha. Tai mes priklijavom šitos Jūs pragręžti norėjot, kad tuos daviklius pritvirtinti O patikimai. negaunas. Makyta neima. Aha. Ir grąžtas ten buvo geras metalui. Mes tikėjomės, kad suplos tą galą. Bet čia net vizualiai net nelabai kažkas, tai net Taip. nebuvo vizualaus kažkokio dramos kažkokios. Taip. Įdomu, kaip atrodo tose vietose. Jisai netgi liktais netgi neatsiremia šitas viršutinis daiktas į sąstandas metalinės. Na, turėjo atsiremti, aš galvojau, kad ten pradėjo gniuždytis. Geras. Taip, tai mes ištraukiam duomenis iš Almemo įrenginio, kuris jisai fiksavo. Tai didžiausia gniuždymo apkrova buvo 17 kN. Tai būtų 1,7 tonos. Taip, tai šiandien mes išbandėm dūmtraukio segmentą, kuris atlaikė 17 kN gniuždymo apkrovą centriškai. Bandymas įvyko, mes galvojom, kad jis buvo labai sėkmingas, mes gavom praktiškai 2 kart didesnę apkrovą negu skaičiavom ir tikėjomės. Didelių deformacijų nebuvo pastebėta, tai dar duos matavimo elementai tikrus parametrus, bet vizualiai tai gaminys atlaikė didžiulę apkrovą, neatsirado deformacijų ir džiaugiamės, jisai tinkamas naudojimui.